faster, stronger, moving light speed, work it longer, we a different breed, living larger, chasing the dream, push it farther, better than you ever seen, pedal to the metal, we going far, foot on the gas, just getting started, let's get it started, pave the way, roads uncharted. Sveiki, su jumis sveikinas aš Gabrielius ir šiandien pradedu video šitaip, bei noriu pasidalinti naujienom pas mane, kas vyksta. Rodo savo pirkinuką. Tai yra Husqvarna VR250. Jis yra grinai krosinis motas, tik tais registruojamas. Tai aš jį nusipirkau pigiai. Ir kaip matot, yra naudotas palei paskirtį. 2000 metų. Pirelli Scorpion stovi abi padangos. Taip pat turim 9,5 litro baką. Turim 3,4,5 cm ground clearance. Tai va, truputį speko. Tai 55 horsepoweriai. Čia yra įdūžta. Sakau, bet tai atsikaitins, nes kaip pakaitinė dūda, galima ją išpūst. 21 priekį ratas, gale 18. Ir vakar parsivežiau iš Zarasų. Kokia prasmė, kad pirkau šitą krosinį mocą? Noriu kadangi išmokti vienkių, noriu išmokti stopių, tai ir to pačiu pralėkti miškais. Tai bus šitas puikus aparatas tą ir padaryti. Taip pat dabar aš noriu jį nusiplauti, nes jis visas baisus. Išmetimas originalus. Nu, aišku, čia žmogus turėjo tą mocą, pirmas mocas susižalojo ir pardavė. Jis yra su galios vožtuvu, tai parodys, kuris stovi. Čia yra galios vožtuvas. Kas yra galios vožtuvas? Tai nuo tam tikrų dvitakčiam apsukų sukyla ir duoda tokį tam tikrą būstą motociklui. Tai sukelia apsukos daugiau. Ką, einu plauti šitą mocą. Šiaip pabraižytas visas, nu, toks va. Toks va. Bet kodėl man patinka endurikai, va. Tokie va. O. Daryk, ką nori, dzin. Šitas mocas sveria 108 kilos, yra lengvutis. Palyginus prieš mano Afriką. Tai aš jį vartau žiauriai lengvai, dar nebuvau prasitestavęs normaliai. Tik nusipirkau šitą mocą vakar Zarasuose, tai tik tai aš prasivažiavau, prasižiūrėjau, ar svaidosi bėgiai. Palei mane turėtų būti 6 bėgių, vakar liktai testavau. Ir pasižiūrėjau, ar viskas ok, ar tvarkinga viskas, ar stabdo, ar važiuoja gerai. O visa kita dabar nesvarbu, todėl kad šitas yra kaip mano pirmas projektinis mocas. Iš šalmų perspektyvos truputėlį bus miškiukų ir truputėlį bus žvirkeliukų prasitestavimai. O po to prasidės pamakėlės vieneto kėlimas, stopio pamakėlės, kadangi čia turiu asfaltinę dangą, gal kieme tiek daug nesipraktikuosiu. Aišku, čia dabar yra apžėlę viskas, tai dar kol kas ir bus čia taip. Bet išvažiuosiu kai kur kitur pasipraktikuoti, kur galima. Dabar ką noriu pasidaryti šitą mocą, tai aš noriu jį visą nusiplauti, nes koks yra baisus, tai nafik. Aišku, jis buvo drožimas, kaip reikals, tai pasiėmiau biškį vandenuko, šausiu, atsiplausiu viską. Nu ir dar kartą parodau, kaip atrodo. Biškį apiplovau mocą, netobulai išvariau, vis tiek čia yra
endurkė, tai taip susiteps, bet ką aš dar pamiršau paminėti, kad yra brembo galiniai stabdžiai, cilindriukas yra stabdžių ir yra visas suportas brembinis. Taip pat salvalinėjau, dar pamiršau paminėti, kad čia yra 6 motovalandas. Tai irgi yra nice. Tik dar noriu padaryti su šitą mocu. Tai reikia čia dėti zateškės, sutraukėjus, kaip vadinamus, ne? Kad paskirstytų į stiprinų smūgį, jeigu darysiu kažką tai labiau stipriau. Aišku, tas motas, sakau, ne pirmos jaunystės. Nieko nėra čia dar daryta mano pusės. Kol kas baisiai taip nesidraskysiu. Įmėsiu fotkę, kaip aš pargabenau šitą mocą, tai nustepsit, nes ne priekabai pargabenau ir visai įdomiai gavos. Tai ką, susitinkam už minutės. Porą minučių, priekinis ratas padarytas, visas zateškas nukarpytas, uždėtas iš abiejų pusių, akseliniai ratai ir dar netgi originalus skvarinis hubas. Tai kai mocai 25 metai, tai sakyčiau neblogai. Ir iššoku prie galo, susitiksim prie kūrimo. Visas motas dreba, tai duosiu biškį pašilti, kadangi dvitaktis yra, tai reikia pašildyti, pasiimu aprangą, apsaugas užsimetu ir po to jau peršokam į šalmą. Pradedam raidą.
tau kaip kelias. Ryškiai papus. Aš grįžau, prasilėkiau trumpai su mocu, pasižiūrėjau kaip traukia, kaip eina, kaip važiuoju žvyrkeliu. Šiandien važiuoju tik žvyrkeliu, biškeli pievelės, ten toks keliukas. Tai mocu esu labai patenkintas, žiauriai gerai varo. Plemba, sankabą atleidus, tai piestų stojas. Geras motociklėlis. Tai plemba, įspūdingai traukia. Kai ypač pasijungia galios vožtuvas, tai duoda ekstra galios. Nu, dvitaktis. Tas yra labai nice, lengvas, labai manevringas, labai geras mocis. Ką, ir atėjo kitą dieną. Tai tęsim apžvalgėlę apie Husky. Einam prie moco. Dar ko nepasakiau, kad sulenktas vairas yra, kreivas, yra kritę ant to šono, sakė, kad krito, aišku, matos palei visą duslerką, palei visą tą puslę. Ir dar, ką tik norėjau prasikurt mocą, prasižiūrėti ir minkštą padangą, kiaurą bandžiau prisipūst, neina, tai parodysiu kitam video, kaip aš montuoju padangą, kiek kainuoja laiko, kiek kainuoja pastangų. Reikės tik monturovkės užsisakyti ir parodysiu, kaip tai atliekama. Tiesiog reikės permontuoti visą padangą ir kamerą pasikeisti. Tai tikriausiai, kad leidžia per ventilių, nes man neleidžia pripūsti. Niekur jos neprakiurdžiau. Ir kas dar juokingesnis bajeris nutiko, tai bandžiau prakurti šitą mocą ir kojelė nulūžo. Tai kas kitus kojelis. Va, kojelė. Šita dalis turėtų būti ant motociklo, bet nėra. Tai žodžiu, reiks kojelę tvarkyti. Tikriausiai, kad gal bus įmanoma nupirkti šitą dalį, nes šiaip kojelė 200 eurų kainuoja. Nežinau dar. Tai norėjau pakurti, negalėsiu pakurti, parodyti. Užstumt galiu, bet dabar padanga yra parėjus. Tai nei tą negaliu nieko parodyti, bet gerai tai. Reiškia, kad pradėsiu prie šito moco judinti reikalus.
Taip šiai dienai atrodo. Plius čia plastikai nesurinkti normaliai po kritimo arba čia po ardymo, nežinau. Bet ką aš dar norėjau pasakyti, kad čia iš lūžė viskas susiteškim. Šiaip traukia mocas gerai, reiktų gal biškį pareguliuoti, reiktų pasižiūrėti, kaip čia kas, berods man atrodo, ar prieky ir gale kaladžių nebėra, prieky dar geras kaladėlės, bet gale, man atrodo, nebėra kaladžių irgi, jo, gale kokios kaladės jau į pabaigą, jau nieko gero nebėra iš jų. Tai va, koks planas dabar man su mocu, tai imsiu laukratą, reikės pasikeisti kamerą nusipirkti, montirovskės nusipirkti. Išsiimsiu, čia ant vieno varžtelio stovi pakūrimo kojelę, kadangi starterių šitam motoriui nėra, bet šiaip būtų vietos starterį šauti. Bet dabar kol kas apsieisiu ties to, nes toliau projektuosiu, kad man reikia prasivesti laidynus, posūkius visus moco, nes dokumentai yra tvarkingi. Tai norėčiau praeiti techninę apžiūrą su šito mocu. tą kojelę susižiūrėti, padangą susižiūrėti, vairas kreivas, tai gal vairą pabandyti pasitiesinti, bet jeigu nepais, tai kitą vairą užsisakyti. O projektėlis šitoks pavargęs mocas iš tikrųjų, bandysiu prikelti iki tokio lygio, kad bus galima važinėtis. Nebus to showroomo, tai yra, kad tenais į salioną nešk tą mocą ir stovi jisai. Ne, nebus tokio lygio, tiesiog bus kovinis aparatas, katrą bus galima naudoti miškais, nes noriu jau su juo išlėkti. Pats šis projektas bus kaip ir pirmasis mano motoprojektas šitam kanale. Tai žiūrėsim, kas čia gausis, nes po kol kas yra daug vilčių. Matysim, kaip seksis, ypač su tais laidynais. Ne pats geriausias momentas, kai reikia laidus naujus vedžioti, bet taip pat tuo pačiu metu, kai pats vedžioji laidus, taip pats ir žinai, kur kas randasi ir pats ir gaudai reikalus. Nu tai va, tai tokie reikaliukai su šito mocu. Nieko kažkaip dabar ypatingo nėra. Bandžiau užkurti šitą mocą, tai porą kartų pramyniau ir trečią kartą sulaužiau kojelę, kas nėra būdinga dvitakčiam. Kai kojelė minkai, jinai yra lengva dvitakčiam, nes nėra tiek daug kompresijos kaip keturtakčiam su kojelė, kai minkai. Yra skirtumas, tai nežinau kodėl, bet man buvo tuo metu gan sunkiai prasimenanti aparatas, tai bombinis. Tai šiaip retesnis modelis Lietuvoje sutinkamas, kadangi jų nėra tiek daug, plius registruojamas. Kaip priregistruosiu šitą motociklą, galima legaliai visur važiuoti absoliučiai visais keliais. Nereikia naudoti kaip krosinio, kad nusivežtumė iki tam tikros vietos, kad tada tik galėtume eksploatuoti, ar ne? Tai tas yra ofigiena, nes čia numeriai bus, lempos, posūkiai, viskas bus vietoje. Toks mociukas, ten va, pakojai palankstyti, pavargę visi eiktų čia, iš vis. Reikės pasižiūrėti, bet čia jau, kaip sakant, kai pradėsiu darbuotis aš prie jo, kai pradėsiu ardytis, dabar tik tais visi tokie išlendantis faktoriai matosi dabar ir naujas suportas priekinis, nežinau ar minėjau. Aš dabar turiu susitvarkyti, kad būtų galima išvažiuoti normaliai pasivažinėti. Prasme, jau rimtam išvažiavimui, o ne čia biški prasilėkti ir tiesiog grįžti namo atgal greitai. Ir reikės prasičekinti filtradėžę, kas ten gero, nu žodžiu, visus tokius aptarnavimo reikalus reikia prasižiūrėti visų pirma, kaip mocas pats dirba, darbuojasi, kaip tvarkosi. Man mocas šitas kol kas yra nežinomas, aš tik prasilikiau vieną kartą ir dabar jisai turi tokių problemyčių, katras reikia sutvarkyti ir bus aišku labiau, kaip bus sutvarkyti šitie reikalai. Tai tiek šitam video, kad parodyt kaip kas, kokia dabar situacija šito projekto.